Nu ką, ladies ir džentelmenai, dar vienas antradienis ir dar viena mūsų tiesioginė transliacija, tema kaip prisijaukinti Norvegiją. Ir šiandien dar kartelį pakviesim jūs į 12 webinarų ciklą prisijaukinti Norvegiją. Ir ponios ir ponai, šiandien yra 9 webinaras, tema draugystė, vienatvė ir priklausomybės Norvegijoje. Mano vardas yra Mantas Simaitis, išgalim ir čia, o šalia manęs yra žavioji Daina Bogdanienė. Labas, Daina. Labas, Mantai. Praėjo 2 savaitės laiko nuo mūsų paskutinio susitikimo, aš labai tradiciškai, kas įdomaus nutiko tavo gyvenime? Turi kažkokią tai istoriją? Žinok, aš buvau Lietuvoje, šiaip istorijos aš jokios neturiu, bet... Lietuvoje buvai, ne? Jo. Jaučiasi pavasaris Lietuvoje? O, dar ir kaip, už tai čia labai nesijaučia. Nu va, tas ir čia, man atrodo, labai geras dalykas, ne? Kad taip pabuvus žiemoje, nukeliavus į pavasarį, vėl grįžus į žiemą, dvigubai pradedi pavasario laukti. Fantastika. Noriu iš karto pasveikinti su žiūrovais, pasisveikinti su mumis, parašykit kažkokį tai komentarą, parašykit iš kokio miesto stebit, mes visada stengiamės tą transliaciją pasidalinti didžiuosiuose miestų forumuose, taip kad jeigu esate iš Oslo, Stavangerio, Bergeno, o galbūt iš Lietuvos, parašykit būtinai mums į komentarą, pasveikinkit, o mes tada galim greičiausiai ir pradėti, ne, Daina? Taip. Gerai. Šiandien kalbėsim apie vienatvę ir priklausomybės ir draugystę, ne? Taip, vienatvė, draugystė, bet aš pasižiūrėjau, kai aš parašiau šitą temą, daugiausiai buvo apie vienatvę. Ir aš tiesiog pagalvojau, kad tai yra labai svarbu apie tai kalbėti. Bet kaip tu, man, tai tu jau teisi, nors kiek, tu atvažiavai, jau turėjai šeimą ar ne? Ar tu... Ne, aš čia viską susiradau. O draugų? Kažkokia aplinka? Ne, absoliučiai. Aš atvažiavau visiškai į svetimą kraštą, į svetimą socialinį burbulą, sekiau savo meilę, atvažiavę čia prisiekėm viens kitam, kad būsim amžinai kartu, 5 promis, ir po 5 mėnesių likau vienas. Beveik metų laiko likau vienas. Tai teko viską iš naujo statytis. Tai vat būtent taip ir kalbėsim dabar apie tą viso gyvenimo naują statymą. Bet aš noriu pirmiausiai pasakyti, kad mes visi esam skirtingi ir tą, ką kalbėsiu aš ir mes su Mantu čia pasidalinsim savo mintimis, tai nėra vienareikšmiška kažkokia informacija. Mes visigi esame introvertai, ekstrovertai, jauni, vyresni. Ir mūsų visos patirtys yra skirtingos. Aš, pavyzdžiui, kadangi atvažiavau čia 91 metais, aš išgyvenau tikrai didžiulę vienatvę Norvegijoje. Ir kai aš prisimenu, aš negaliu patikėti, kad aš iš viso tą ištvėriau. Bet tai buvo visai kiti laikai, nebuvo visiškai jokio interneto ir nebuvo lietuvių beveik čia. Ir skrydžiai į Vilnių būdavo vieną kartą per metus. Ir kainavo 8,000. Taip, kad buvo visai kiti laikai. Dabar mes galim skraidyti ir galbūt tos vienatvės visai ir nejaučiam. Bet nepaisant to, jinai yra. O čia aš įdėjau tokią nuotrauką iš, tu žinai, koks čia serialas, man tai? Kas čia per panelį? Pirmą kartą matau, jeigu reikėtų spėti, būčiau sakęs Amelija iš Mornmantro, bet greičiausiai, kad ne. Iš tikrųjų, biškelį pataikiai, bet čia yra Carrie iš Sex and the City serialas, Seksas ir miestas, kai jinai su savo mylimuoju rusų, labai dideliu menininku atvyksta į Paryžių. Ir jinai tokia labai bendraujanti mergina, pati rašytoja, išleidusi knygas, staiga atsiduria Paryžiui visiškai viena ir vat ant suoliuko atsisėdus valgo savo sumuštinį, nors gyvena labai prabangiai. Bet jinai pajunta tą vienatvę atvykusi, kad ir nuostabioj aplinkoj paskui savo meilę. Tai vat imigracija yra tiesiog tokie 2 susiję dalykai. Mes, kai išvažiuojame, mes esame migrantai, atvažiavę mes esame imigrantai, mes kažką tai prarandame, mes kažką atrandame ir taip, tai yra gyvenimo lūžis labai didelis. Bet kitas dalykas, tas lūžis, ne tik, kad prisitaikyti, rasti, kur gyventi, rasti būtą, suprasti visą šitą sistemą, uždirbti pinigus, bet tiesiog tavyje įvyksta tas lūžis, nes tu tiesiog prarandi savo turėtą statusą iš anksčiau. Tu niekad negirdėjai, kaip, mes pavyzdžiui, kai aš susipažinau jau su lietuviais po kelių metų Norvegijoje,
turėjom tokius pasakojimus. Anam gyvenime aš buvau tas ir tas, o šitam gyvenime aš dabar esu jau tas ir tas. Mūsų visa ta tapatybė, todėl kad žmogus yra socialinė būtybė ir jisai tikrai priklauso labai nuo aplinkos. Tai tą, kad tu esi susikūręs savo mieste, pavyzdžiui, Panevėžyje ar Vilniuje ar kažkur kitur, Norvegijoje viskas tas dingsta. Tu esi vėl nulinėme taške ir viskas prasideda iš naujo. Ir netgi prasideda tikriausiai savęs suvokimas iš naujo. Taip. Aš galiu papasakoti iš savo gyvenimo, tai aš, kada čia atvažiavau, aš buvau labai socialiai, aš Vilnietė, gimus Vilniui, neturėjau jokių problemų niekada bendrauti su žmonėm. Ir aišku, nepatyriau išvažiavimo kitą miestą mokytis, nes Vilniui mokiausi po to po mokyklos. Ir atvažiavusi į Norvegiją, aš galvoju, čia man viskas bus gerai, aš angliškai moku, norvegiškai mokausi, žodžiu, aš pradėsiu taip pačiai bendrauti su žmonėm ir aš pajutau, kad taip nėra visai. Ir aš pasijutau viena ir tada aš pradėjau knisti savyje, kas čia blogai su manim, galbūt aš ne iš tokios šalies, dėl to, kad ten buvę sovietai, tai čia gal mūsų nepriima, gal mes netokie, gal mes netaip atrodom, gal mes netaip rengiamės, gal mes netaip kalbame ir taip toliau. Ir aš tada susipažinau Tebane, įsivaizduoja, su vyresnio amžiaus ganėtinai žmogum, kurio vardas buvo Jean-Claude. Jisai buvo iš Prancūzijos, jisai buvo banko direktorius, jisai turėjo didžiulį namą Holmenkollene su baseinu. Ir jisai man papasako tą patį, kad jisai jaučiasi Norvegijoje labai vienišas, nes jisai čia, kada pakviečia žmonės, niekas jo atgal net pat kviečia. Sakysim, o turėjo pinigų, galėjo kviesti, galėjo daryti reception pas save namuose, bet bendrauti jam nepavyko. Prancūzai yra labai bendraujantis. Tai va šita šalis, galbūt dabar jinai truputėlį pasikeitus, nes tas buvo labai seniai, apie ką aš pasakoju, bet man atrodo, aš esu girdėjusi ir ne iš vieno žmogaus, kad tą patį patiria. Tai atsitinka tokia mum vienatvė, jeigu mes čia kūrėmės. Bet kada tu, pavyzdžiui, pirmus metus gyvenai man, tai tu skraidydavai į Lietuvą dažnai? Jo, aš iš tikrųjų, jeigu tai prisiminus tą pačią pradžią, tai aš atvažiavęs čia net negalvojau, kad aš čia būsiu ilgam, tai net nebandžiau kažkaip adaptuotis, o kažkaip būdamas čia vis galvodavau apie Lietuvą, o grįždavęs į Lietuvą galvodavau, kad aš grįšiu čia ir taip nei ten. Taip toksai, man atrodo, pagrindinis tas vienatvės dingimas ir tos prasmės jausmas atsirado tada, kai apsisprendžiau, nes man atrodo, gyvenime labai svarbu yra, kada tu mėtėsi į šonus, tiesiog padaryti pauzę, pasikalbėti su savim, atsakyti į tam tikrus kertinius klausimus, atsakyti savo juos, ką aš darau, ar aš pasilieku čia, ar aš grįžtu ir ant dviejų kėdžių nesėdėti ir tiesiog kažkaip bandyti adaptuotis. Tai kokius pirmus 5 metus greičiausiai taip ir buvo. Bandžiau skraidyti Lietuvą, ten draugus išlaikyti, čia juos vežtis, čia tokia kaip kolonija gavosi, toks priverstinis išvažiavimas, bet tas išvažiavimas mano noru ir taip net neaišku, kur aš, kaip aš, kur. O kas tave traukia į Norvegiją? Tai sakau, tai greičiausiai tas jaunas protas, tų naujų dalykų pažinimas, greičiausiai naivumas gal šiek tiek, gal ir tas įsimylėjimas. Ir kai jau atvažiuoji čia, kai po metų laiko pasilieki vienas, tada buvo minčių grįžti atgal, bet kažkaip geras atlyginimas, iš to atlyginimų galima keliauti, tai kažkaip taip ir pasirinkau pasilikti. Jo, aš dabar padariau tokius sąrašėlį tokių lūkesčių. Ar atitinka realybę, kaip tau atrodo šitie tokie teiginiai, kuriuos turi imigrantai, kad greitai rasiu darbą, nemokėdamas kalbos visiškai, labai uždirbsiu daug pinigų, kad reikia tik tai dirbti ir viskas bus gerai, nes kažkas pasirūpins, arba darbdavys viskuo pasirūpins, kad Norvegijoje labai lengvas gyvenimas, tokie mitai sklaido, kad norvegai mandagus ir draugiški. Ar atitinka šitie teiginiai, tau atrodo, kad realybė? Ne, realybė netitinka, aš galiu pasakyti, galiu tai bent jau pafilosofuoti, iš kur tie mitai ateina. Man atrodo, labai daug žmonių, pavyzdžiui, kaip ir Eglė sako, aš visus 13 metų grįždavau į atostogų
tik į Lietuvą. Labai dažnai būna, kad aš ir pats tai darydavau ir kiti mano pažįstami, tada, kada grįžti į Lietuvą, šiek tiek bandai pasakyti, kad čia gyvenimas yra geresnis, biški, apgaudinėdamas kitus, biški, apgauni ir save. Ir taip sakydamas tuos dalykus, kad ir daug pinigų yra, kad ir darbo lengvai galima gauti, kad ir Norvegijoje lengvas gyvenimas, ne tik tai save biški apgauni, bet ir apgauni tos žmonės, kurie paskui atvažiuoja į tą šalį, jau susidarė įspūdį pagal tavo pasakojimą. Ir paskui jie tokiom iliuzijom ir atvažiuoja. Bet, žinai, toks yra posakis, sako, rožiniai akiniai dūžta stiklais į vidų. Jo, tu sakiau. Bet tai tu reiškia verbuoji kitus žmonės savo pasakėliam. Kažkaip tai... Jo, realiai... Kiek vežiai žmonių į Norvegiją, prikalbėjai atvažiuoti? Nežinau, žinok, negaliu tai pasakyti taip konkrečiai, kiek mano vedini, bet įtakos tai greičiausiai gal ir padarė, nes tas sprendimas yra priimamas, kai vienas pasako, antras pasako, trečias, ketvirtas. Ir net ir Biblijoje parašyta, kad kupranugarių nugaras sulaužė tas paskutinis šiaudas. Tai greičiausiai vis pasakojo, melodami savo, pamilavo biškai kitam, patikėjo, atvažiavo ir paskui suprato, kad čia irgi sudėtinga, kad galbūt vienose vietose biškai paprašiau, bet va, tikslas ir prasmė pas tave net ir paboldinta yra, kad va, čia yra pagrindinis dalykas, su kuo susiduri. Aš sakyčiau, labai taip trumpai apibendrinsiu, kad visus imigrantus, aišku, vilioja geresnis gyvenimas į Norvegiją, nes visi arba turi iliuziją, arba turi tos rožinius sakinius, arba kažkas tai jam papasakoja ne taip, kaip iš tikrųjų yra, tik tai iš gerosios pusės, ir mus vilioja čia pinigai, niekas kitas. Aš taip, pavyzdžiui, niekad neslėpiau šito ir aš sakydavau visą laiką, kad aš Norvegijoje esu dėl pinigų, o po to aš jau buvau neslaukiu pensijos, nes jau dabar per vėlų keisti darbą ir kažkur tai kitur laukti tos pensijos. Tai dabar tas tikslas, pavyzdžiui, tikslas ir prasmė, čia skiriasi, tau atrodo, šitos savokos? Tikslas ir prasmė? Jo, manau, kad skiriasi. Tikslas gali būti nusipirkti gerą mašiną, BMW naują, o prasmė tai jau biškai gilesnis dalykas. Kodėl aš čia būtent... Tikslas yra, žodžiu, kada žmogus, kažkokį turi labai artimą, arba ten, žinai, sakydavo Leninas, sakė, artimieji ten tie tikslai ir paskui tolimieji. Tikslas, labai dažnai girdėjau, aš pasistatysiu namą, tada grįšiu. Aš susidėsiu dantis, netgi iš kelių žmonių girdėjau, reiškia, naujus, uždirbsiu pinigų dantim ir po to aš grįsiu iš jų atgal į Lietuvą. Mažutį. Jo. Bet o kodėl? Tai taip. Ir visiškai nereikia. Aš labai gerai suprantu tokius dalykus. Tai va tas materialinis yra tikslas, dažniausiai jisai mūsų viduje netenkina. Bet kaip tu sakai, kad tu, pavyzdžiui, kada tu įsikūri jau, ar ne, tu turi vaikus, tu pradedi čia jau gyventi ir įleidinėti šaknis. Tada tau atsiranda prasmė, kažkokia tai norisi tos prasmės, o prasmė yra tie viršutiniai Maslovo piramidės aukštai. Tai yra savirealizacija, tai yra būti reikalingu, galbūt turėti kažkokį tai statusą ir taip toliau. Šitas dalykas imigrantui ganėtinai yra sunkus, man atrodo. Tai jeigu aš einu prie toliau, yra dvi savokos, vienatvė ir vienišumas, jos yra labai skirtingos. Ir žinai, kuo skiriasi vienatvė nuo vienišumo? Vienatvė tai greičiausiai, čia ir perskaičiau greičiausiai, kad vienatvė savo noro, o vienišumas tai kai atrodo būni tarp žmonių ir jautiesi vienišas. Būtent. Vienatvė, tai tu, kada pasirenki, mane visur pakvietė, aš ten galiu būti ir ten, bet aš neinu, todėl, kad aš prasmingesnį gyvenimą matau, kad aš esu vienas, aš galiu daryti tą ir tą, pats vienas. Ir tai tu, žodžiu, dabar labai daug vienišų žmonių yra, tai yra vienatvė pasirenkančių žmonių. Bet yra taip pat ir labai daug vienišų, o vieniši labai dažnai nepasirenka būti vieni, o yra priversti būti vieni. Ir netgi jeigu yra su žmonėmis, jie jaučiasi vieni, todėl kad jie neturi su ko pasikalbėti, neturi kam ten pasipasakoti apie save, eina į darbą, kur jų niekas nesupranta ir niekam jie nerūpi. Tai va šitie dalykai atsiranda iš tikrųjų emigranto gyvenime, mano galva. Ir norvegiška aplinka yra ganėtinai tokia tolerantiška, jinai tarsi leidžia mums čia būkit.
bet jinai mūsų nepriima. Ir kaip tai atsitinka? Per šias kalėdas aš pasižiūrėjau labai gerą norvegišką filmą, kuris vadinasi So var det jul igjen, štai ir vėl kalėdos. Šitas filmas yra apie Norvegę merginą, kuri įsimyli indą ir atsiveža jį švęst kalėdų. Ir merginos šeima ir pati mergina, reiškia merginos šeima ir motina ir jo ten brolis ar sesuo, neatsimenu, jie labai nusiteikia, kuo geriausiai priimti tą kitą tautį ir supažindinti jį su norvegiškom kalėdom. Ir kitatautis atvažiuoja ir kitatautis irgi labai nusiteikęs, nes jis žmogus kosmopolitiškas, jisai moka anglų kalbą puikiausiai ir jisai su tokia šypsena, žodžiu, atvyksta į Norvegijos kaimelį, Telemarke, kur daug sniego ir labai šalta. Ir jisai pasiryžęs daryti absoliučiai viską, ką jam siūlys, jisai su viskuo sutinka, valgys rybės, nors paprašė labai daug po to prieskonių, kad pridėtų prie tų rybių. Ir maudytis į seketėjai, ir eis į bažnytėlę kažkokią, žodžiu, jisai viską darė, bet jisai nedarė to pakankamai tiek, kiek reikia norvegam. Tai yra, kad jis nepasidarė visiškų nulių. Tai vat norvegam tas visai nepatiko. Tai vat šituo filmu norvegai kažkaip... Ar reiškia visiškų nulių pasidaryti? Tai yra, tavęs tarsi nėra. Vienintelį, ką tu gali daryti, tu jokių būdų negali sakyti, kad ir pas mus yra kitos tradicijos, kad man prie tavo rybės reikia labai gerų prieskonių, pavyzdžiui, nes man jo yra per prieski ir per riebus. Jisai to negalėjo sakyti. Ir, žodžiu, jisai taip supykdė ant kiekvieno žingsnio, jisai darė tokias kliurkas, kurios supykdė visą tą šeimą ir paskui vos neiširo ten jų sužadėtuvės. Tai norvegų filmas, kuris pats, kaip sakant, pasidaro savo vivisekciją, tokią operaciją, išsioperuoja, parodo, kodėl, kad mes, nors labai geranoriški ir tolerantiški, bet norvegai nepriima, todėl, kad jie nori, tiesiog, kad tu pasidarytum toks kaip jie. Visiškai. Ir aš su tuo labai sutinku, nes kaip ir jie vieną kartą paklauso tavęs, vieną kartą pasidomi tavo tradicijom ir tavo, pavyzdžiui, kažkokią tai kultūrą, bet po to kiekvieną dieną tu turi mėgti slides, tu turi mėgti tą, ką mėgsta jie ir nerodyti visai savo jokio, pavyzdžiui, identiteto, jau sakyti, kad, pavyzdžiui, tau kažkas nepatinka Norvegijoje, tai jau šiukštu negalima. Tai leidžia tau būti, bet būk toksai prieskas ir toks visai nulis. Mano čia tokia patirtis, gal jūs turit kokias kitokias, nežinau kaip tau. Aš dirbau vien tik su norvegais paskutinis 20 metų. Aš kaip tik Gabrielės komentarą paskaitysiu gerai, kaip tik į temą. Sako, sveiki iš Trondheimo, sako, tik atvykus į Norvegiją, iškart įsigijau šunį. Ir vienatvė dingo. Labai geras toks praktinis patarimas. Puiku, aš irgi, man vienas daktaras sako, įsigyk tu šunį, išlipk iš sofos, nes sako, šunį lengviau išvest pasivaikščioti negu vyrą. Ir sako, praeis tau visi skausmai. Paulius irgi matė tą patį filmą, kaip ir tu matei. Sako, filmas buvo komedija, bet man patiko. Taip, teisingai. Ten buvo komedija, paskui viskas gerai baigėsi. Na tai vat, tai čia tas prigijimas, mes esam kaip kažkokie tai galbūt augalai pasodinti kitoj žemėje ir tam, kad mes čia suleistume šaknis, tikrai reikia daug laiko, nes čia viskas vyksta lėtai. Nes čia ir gyvenimas lėtas, ir integracija lėta, ir ta ekonominė integracija daug greitesnė, susirandi butą, susirandi darbą, uždirbi pinigus. Uždirbi banko sąskaitą ir važiuojam. Socialinė integracija, paskui jau prasideda tų, reiškia, Maslovo piramidės viršaus kažkoks kūrimas, savirealizacija, rasti savo vietą, statusą kažkokį tai, ir tai yra daug sunkiau. Tai vat, mokslininkai kalba apie 3, kaip sakant, pritapimo būdus: integracija, segregacija, asimiliacija. Ar žinai maždaug, kuo skiriasi? Gal. Integracija tai kai asimiliacija, tai kai supanašėja su kitais, tai reiškia atvažiuoja balta varna ir po truputį vis dažais, vis pilkiai ir pasidarai. Su Norvegija. Jo, su Norvegija, taip. Pasidarai kaip Integracija tai greičiausiai tavo priimami sprendimai, tie, kurie padeda asimiliacijai. O segregacija, tai atskirtis kažkokia tai yra, negalėčiau
to paaiškinti šitam Integracija geriausias dalykas, nes tu esi savim, bet tu kartu ir labai gerai supranti šitą šalį ir tu randi savo vietą joje. Tai čia integruojasi, kaip žinai, integruota virtuvė, ar ne? Žinai tokį dalyką. Euro remontuose būdavo integruota virtuvė, labai gerai viskas ten sueina ir labai gerai valyti, nes nėra jokių tarpelių. Tai va tu, kada integruojasi, tu puikiai randi savo vietą, kaip ir tas šaldytuvas virtuviai. O segregacija yra va tokios aplinkos segreguotos, labai dažnai kalbama apie tai yra žmonės, kurie važinėja galbūt įvairias šalis ir jie tiesiog patys gal kartais net nežino, kur jie yra. Ar jie yra Norvegijoje, ar gal jie Švedijoje, ar gal jie Suomijoje. Tai yra kažkoks tymas vyrų labai dažnai, kurie tiesiog čia yra, jie čia dirba, bet jie klauso, žiūri filmus klauso savo ten bumčiukus kažkokius, tai ir visiškai su aplinka jie nesusiję yra visai. A2 radio stoties arba M1 plius. Labai dažnai būna, kai prekybos centruose eini, kai prekybos centruose kažkas tai remontus darosi ir girdisi. Ten kažką tai kalba vyrai ir turiu M1. Radio groja. Jo. Tai va, tai to segregacija yra, tiem žmonėm visą laiką jie neišmoksta kalbos ir visą laiką reikalinga pagalba, nes jie niekad nepažįsta šalies ir su jie tiesiog nededa jokių pastangų. Tai dar imigrantai mūsų turi tokį dalyką kaip parodomasis ir tikrasis gyvenimas. Tu biškelį užsiminėjai man apie tai, kad kai tu važiuodavai į Lietuvą, tai tu jau gražesnėm spalvom ten nupaišydavai tą savo gyvenimą, ar ne? Oi, užtenka iš tikrųjų, taip nenoriu generalizuoti, bendrint, bet labai dažnai būna skrenda, gal dabar biškai apmažėjo, bet kažkokius 5-7 metus skrendi Lietuvą, oro uoste esi ir įplaukia gulbė su naujais kailiniais, su mėlyna liemenė, su pūkuotam šlepetėm, įsėda į Ryanairą, išskrenda, nusileidžia, ten paima, rodo, kaip gražiai atrodo. Čia su pagarba visom gulbėm. Bet paskui grįžus, ta gulbytė nusiema savo mėlyną striukytę į šitą valytojos uniformietę ir kažkur viešbutį važiuoja. Tikriausiai, bet dabar su treningučiais. Aš mačiau, tarp kitko, buvau Lietuvoje, sakiau, tai žinok, visas lėktuvas, kaip atrodo, jie atėjo iš kažkokios, aš nežinau, gal madinga dabar yra, pasakyk man. Tie tokie šilti, stori treningai. Jo, čia matos reikalas. Aš irgi tą patį žinau, aš irgi, jeigu skrendu, jeigu ten kažkur, labai patogu, ypač jeigu ilgesnis skrydis. Jo, kaip pižama tokia. Į teatrą irgi labai tinka tokį užsidėti. Gali pamiegoti, ar ne? Jo. Nežinau, mane truputėlį nustebino. Aš atsimenu tuos laikus, kai lėktuvus puošdavosi, kaip tu sakei. Bet kitas dalykas, kad ką mes pasakojam, jeigu mes matome tas nesuskaičiuojamas programas apie emigrantus Lietuvos televizijoje, ar tau neužkliūna, kad ten per gražiai gyvenimą tą paišo kai kurie žmonės? Tai visą laiką taip yra. Taigi esmė yra tam, man atrodo, pats tas veikimo modelis yra toksai, kad kai tu išvažiuoji į užsienį, Lietuvoje tu esi kaip ir biški toksai, kaip ir pasidavėlis, kaip ir biški išmaniai. Išdavikas ir netoks tėvynės. Ne pasidavėlis, o išdavikas, va čia gal geresnis žodis. Kad tu išmaniai. Kodėl pasidavėlis už pinigus, vat. Taip. Ir kada jau atsidurė, tiek ir aš buvau toj emigrantų laidoje, tiek ir kiti, ir kažkaip norisi pasakyti, kad sekasi, žinai, biški gal kažkaip parodyti, žinai, vis tiek kažkas žiūrės, gal paskui, o sakys, išvažiavo, blema, gal iš tikrųjų jam gerai sekasi. Tai norisi šiek tiek gražiau papieštas spalvos, nei kad iš tikrųjų yra. Nes nesakysi, kad išvažiavai į užsienį, čia sudėtinga, čia mašinos brangios, paskolų negaunu, arba brangų išmeti iš darbo, tai sakys, tu kam tu išvažiavai, tai kaip tu dabar. Kažkaip norisi pateisinti savo tą sprendimą, tai man atrodo, kad dėl to yra. Tai čia yra toks kompensacinis mechanizmas, labai dažnai, kada tu jautiesi, nelabai gerai, tu visą laiką bandai pagražinti šitą situaciją ir tada atsiranda tas bet, reiškia, darbe nepripažintas, bet bendruomenės veikėjas didelis. Karjeros negaliu padaryti, bet aš Lietuvoje pasirodau kaip labai sėkmingas, ir taip toliau.
Iš tikrųjų, tai ganėtinai toks savęs apgaudinėjimas gaunas ir mes niekad negalim pažvelgti į tikrą problemą ir diagnozuoti jos. Bet o kitas dalykas mane dar labai nervina asmeniškai tokie teisuoliai, tamsieji, kaip aš juos vadinu. Tamsieji teisuoliai, kada jeigu tu tik tai pradedi kalbėti, kad čia Norvegijoje yra, šitas gali būti geriau, arba pakalbam apie kažką, tai kas mums spaudžia batas, kas mums negerai, ko tu čia varai negatyvą, čia negatyvas, žodžiu, kad visą laiką tu kažkokia tai negatyvi. Iš tikrųjų, tu bandai analizuoti situaciją, o tamsusis teisuolis tau užrėkia, kad to daryti jokių būdų negalima, nes tu turi praktiškai užsidėti tos rožinius akinius ir visiems kitiems juos uždėti. O kodėl jie turi būti rožiniai? Jie neturi būti nei rožiniai, nei kokie juodieji. Tu turi iš vis būti be akinių ir realistiškai matyti gyvenimą ir tada galima diagnozuoti gerai visas problemas ir galbūt jas išspręsti. Tai va tos užgniaužtos emocijos, apie ką sakėme, mes norime irgi pakalbėti, tai aš matau labai dažnai žmonės ateina ir pas mane ir aš matau, kad jie labai dažnai neturi kam pasakyti, nemoka kaip pasakyti, nemoka kalbos ir be to turi tą turėti sėkmingumo etiketę. O Norvegijoje yra, kaip sakėm, kultūra tokia, kad jie laiko atstumą ir kad tu turi būti savarankiškas, kad tu turi Norvegui iškomunikuoti labai aiškiai ir ramiai, ko tau reikia, nes jisai iš tavo veido neįskaitys ir neskaitys net. Tu turi pasakyti. Tai jeigu darbe kažkokia tai problema, žmogus neturi kur eiti, jis turi būti sėkmingas, jam pasakys, kad tu pats durnas ir ten tu galbūt pats nemoki gyventi, sakysim, tautietis, arba ko tu čia negatyviai viską sakai, nes man tai viskas gerai. Ir be to ta sistema, Norvegai galvoja, kad padės, bet sistema labai dažnai nesuveikia, nes jinai labai yra komplikuota, norvegiška sistema. Ir atsidurėme tokioje situacijoje, kad sėdim su tuo visų bagažu, kaip sakant, o visas tai kelia stresą, o stresas ilgalaikis tai yra ligos, ar ne? Nelabai gerai viskas mums kartais būna. Aš nenoriu sakyti, kad visiems. Aš tiesiog dabar mes kalbam šitą temą tokia, tai ir kalbu apie tai. Ir pasibaigė tuo, kad žmogus, kaip aš pati, laukiu pensijos. Bet aš dabar jau nekenčiu, aš tikrai negaliu pasakyti, kad aš savo atkentėjau kažkada tai pradžioje, po to tai buvo mano jau pasirinkimas. Bet mes turim pripažinti, kad mes turime tą kentėjimo kultūrą, darbštuolio kultūrą ir kenčiam, laukiam, nesakom, kaupiam savyje, užgniaužiam ir išsenkam, susirgam, ir po to, kai jau ta pensija ateina lauktoji, tai jinai gali ir visai nedžiuginti. Man labai, aš biškai įsiterpsiu, kaip tik labai temą čia nepresiniausiai pamačiau vieną rilsą, labai juokinga, tokia moteris, Slavė, jauna panelė padarė tokį rilsą, sako, slavai su Latin amerikiečiais, sako, jie ir panašus, ir labai skirtingi yra. Sako, lotynų amerikiečiai patys iš savęs galvoja, kad gyvenimas yra šventė, tai jiems kiekvieną dieną yra šventė, jie atsikelia, jie šoka iš karto nuotaika, iš karto būna, iš karto salsa, siesta ir taip toliau. O sako, Eastern European, o ypač kuo toliau į East, tuo labiau tas veikia, sako, yra kentėjimo kultūra. Sako, tu gali tik tai švęsti tik tai tada, kai tu pakankamai iškentėjai. Sako, visi Dostojevskio reikalai, visi tie Dostojevskio grūzai aprašyti apie tai. Sako, kad jeigu tu nori pasimėgauti atostogom, sako, tu turi kentėti darbę, sukandęs dantis, būti, kentėti, kad kai ateis atostogas, kad tu pakankamai būtum iškentėjęs, kad tu tada galėtum atsipalaiduoti ir va tada užtarnauti. Tada jau nebemoki. Jo. Bet čia ne tik, čia yra krikščioniška kultūra, taigi mums sako, mes šitoj žemėje turim kentėti, kunigėlis, kitaip sako, ar ne? Šitoj žemėje kentėjo, ko paskui bus dangus, kada numirsi. Tai vat taip ir gaunasi, kad tą kryžių ir nešam visai be reikalo. Na, bet gerai, pakalbėkime apie kažkokius tai truputėlį paminėsiu apie tai, kur rasti draugų Norvegijoje. Tai mes šitą puikiai žinom, bet aš dar kartą susumuoju viską. Ar tu žinai, kad vienas norvegas priklauso statistiškai 7 organizacijoms? Ar ne? Čia tokia statistika?
Taip. Bet jisai aktyviai juose? Ne, nebūtinai, bet jisai priklauso. Ir aš, pavyzdžiui, irgi priklausau panašiai. Bet tai mane galiu spėti, kaip atsitiko. Tai buvo skambutis į duris, tu atdarai nepasiruošus ir labą dieną, Daina, aš toks ir toks, priklausykite tai organizacijai. Ne taip buvo, bet ten pagal interesus, žodžiu. Ir tave kviečia į Julebūr, tave ten kviečia dar kažkur, tai bet ten nueini ir turi klausyti, kaip visi kalba stoja, ko tu nepažįsti visiškai, ir tu atsėdi ir galbūt duoda tau kokį sumuštinį. Tai toks dalyvavimas. Arba gali aktyviai tenai įsitraukti į tas organizacijas. Organizuotas bendravimas Norvegijoje yra nuo pačių pradžių, nuo darželio. Ar tu patyrei, kad jeigu ateini Norvegijoje kažkur tai kažkokį tai balių, tau visą laiką išdėsto praktišką informaciją pirmiausia, nes žmonės nežino, ką daryti. Pasako, tualetas ten, baras ten, dabar darysim tą, o po to darysim aną, o po to bus tas, o po to anas. Ir po to valgysim tą, ir po to bus jau viskas ir galėsit eiti namo ten tokią valandą. Norvegai taip labai mėgsta turėti tokį aiškumą ir nuo vaikystės juos suskirsto į grupeles, netgi darželėje kartais neleidžia vaikam būti ten su kai kuriais kitais vaikais, juos ten išrūšiuoja kažkaip, tai aš esu girdėjus, arba jiem reikia priimti į savo grupę vaiką, kurio jie gal nemėgsta, kad tas vaikas nepatirtų mobinimo ir nebūtų ekskludert. Tai yra išskirtas. Ir žodžiu, jie pripranta į tą bendrą veiklą, kur ten yra 80% tiesiog buvimas, o paskui jau gali galbūt susidraugauti ir susibendrauti ir spontaniškai kažkas tai atsitiks. Tai ta bendra veikla, savanoriavimas, imigrantų bendruomenės labai puikus, sakyčiau, pirmas socializavimasis, nueiti į proto mūšius, pavyzdžiui, tikriausiai susiranda žmonės draugų pas tave. Net, žinok, susiranda darbus, susiranda savo verslo partnerius ir net, žinau, meilės istorijų, kad meilę savo susiranda. Ir dar sužino dalykų, tai... Ten pas tave vyksta tikras gyvenimas. Taip. Tai tiek aš norėjau pasakyti, bet aš pabaigti noriu apie tai, kad mes, kada turime tokius iššūkius kaip imigrantai, aš žinau labai liūdną statistiką, kad lietuvių Norvegijoje vienišumas yra ganėtinai aukštas ir žmonės ir sprendžia tas problemas netinkamai ir alkoholį vartoja ir truputėlį, kaip sakant, turi psichologinių problemų ir savižudybių yra čia lietuvių tarpe. Tai nėra labai linksma ir man atrodo, mes turime matyti šitą, apie tai kalbėti ir kažkaip tai rasti galbūt ir pagalbą, profesionalią pagalbą. Tai šiandieną mes turėsim ir pokalbį, tu man tai turėjai pokalbį su labai garsiu psichiatru Raimundu Alekna. Jo, tikrai labai didelį įspūdį padarė, bet prieš persijungiant į kitą studiją, mes kaip tik svečiuose turėsim neįtikėtinai didelį žmogų, tai yra Raimundas Alekna, jisai Vilniuje atidarė Ąžuolyno kliniką, čia Norvegija turi savo klinikas, bet aš noriu šiek tiek skirti dėmesio ir mūsų žiūrovams. Jovita sako, sveiki, gali nesijausti vargėtą Norvegijoje, bet kai grįžti į Lietuvą, visi galvoja, kad, kaip sakau, pinigai ant medžio auga. Visur reikia dirbti ir kitose šalyse daug sunkiau, tiem neina lengvai užsidirbti, daug ir greitai ir visada, mano nuomonė. O man atrodo, Eglė, sako, rezimuoja, pasakysiu, kas buvo paprastai Lietuvoje, tas lieka paprastais žmonėm, mūsų patirtis. Tai džiaugiamės, kad išlikom savimi su savo vertybėmis. Fantastiški komentarai ir aš iš tikrųjų norėčiau priminti, kad mes esam pasileidę tokią platformą Buy Me a Coffee /galima, tai čia galite padonėtinti po puodelį kavos ir nuo praeitos savaitės, Daina, buvo 6 žmonės, net kurie mums nupirko kavos. Tai buvo Saulius Kiserauskas,
Tai buvo Someone, Nijolė Balkienė, Neringa Šlapelienė, Neringa Damašauskienė ir Svetlana Pupinikienė. Ir vat ką tik tai iš tikrųjų galiu pasakyti, kad Gabrielė Kasperavičiūtė dar mus pavaišino podėlių kavos. Tai jeigu norite prisidėti, čia yra linkas buymeacoffee/galima. O aš dar pagalvoju vieną dalyką, kad jeigu jūs esate verslas ir jeigu norite, pavyzdžiui, irgi prisidėti prie mūsų, galite parašyti man, galėsite išpirkti metinę prenumeratą šito StreamYardo. Tada mes galėsim jums padėkoti tiesioginiam eterį, tai prisidėsite prie mūsų tokios veiklos. O dar viena informacija, jeigu norite paskaityti Dainos rašomus straipsnius ir visą blogą, tai yra gyvenu Norvegijoje.no, ten yra visi straipsniai, visi dalykai, mūsų yra prieš tai sukeltos transliacijos, dabar irgi keliamos, jos yra aprašomos, tai yra labai daug svarbių dalykų. Facebook'o grupės gyvenu Norvegijoje bei dirbantiems Norvegijoje, ten apsilankys irgi Dainos grupės. Man atrodo, Daina, einam paklausysim, ką Raimundas Alekna papasakos, ne? Labai laukiu. Neįtikėtinos erudicijos žmogus. Sustinkam po mūsų pokalbio su Raimundu. Nu ką, ponės ir ponai, ir mes esame jau mūsų kitoje studijoje. Ir šiandien turim svečią Raimundą Alekną. Sveiki, Raimundai. Sveiki. Tai Raimundai, labai džiaugiuosi, kad radote laiko savo intensyviam tvarkaraštį skirti mums. Ir aš norėjau iš tikrųjų šiek tiek pristatytumėt mūsų žiūrovam, papasakotumėt, kada išvažiavote iš Lietuvos ir kokia jūsų profesinė patirtis yra. Na, aš negaliu sakyti, kad aš išvažiavau iš Lietuvos, bet aš Norvegijoje dirbu nuo 2014 metų, bet tuo pačiu ir daug veiklos turiu pačioje Lietuvoje. Aš esu įsteigęs Ąžuolyno kliniką, psichiatrijos stacionarą Vilniuje ir jam vadovauju. Dabar, aišku, ne taip daug, kaip kad pačioje pradžioje, nes dirba kolegos, stipri komanda ir mes ten Ąžuolyno klinikoje taikom visą tą, kas yra naujausio pasaulyje psichikos ligų gydyme. O Norvegija man padėjo būtent, tai Norvegija buvo tas kanalas, kur aš gavau priėjimą prie to, kas yra naujausio pasaulyje šitoj srityje. Tai pradedant ir tai, kad dabar yra pristatomos naujos paradigmos psichinių ligų atsiradimo, gydymo, su pavyzdžiais tokiais sėkmingais, kurie parodo, kad ta naujas supratimas apie psichiatriją yra gerokai teisingesnis negu tas senas biologinis, vien tik tai biologinis. O šiaip tai aš kaip psichiatras dirbu jau 40 daugiau metų. Kaip psichoterapeutas nuo 92, galėčiau pasakyti taip, kad. O Norvegijoje esu įsteigęs kliniką, garsus pavadinimas klinika, ten yra kabinetas greičiau negu kad klinika. Ir tam kabinete lietuvius, norvegus ir nemaža dalis yra mano pacientų irgi imigrantai iš arabiškų šalių. Taip mano situacija postė, kad aš didžiausia dalis yra būtent jie. Bet taip pat sudarau kontraktus su vikar biurais ir per tuos visus daugiau negu 10 metų teko man dirbti įvairiausiose vietose. Nuo šiaurės, Stokmarkneso iki dabar, kur turiu irgi kontraktą tokį iki metų pabaigos su Ašim klinik, kur dirbu kaip overlegė, kaip tas vyresnysis psichiatras. Ir karts nuo karto savaitgaliais konsultuoju privačius pacientus. Fantastika. Raimundai, jūs esate to žmogus, su kuriuo būtų galima serialą padaryti, o šiandien mes turim tik 15 minučių ir per tas 15 minučių pabandysim bent jau kažkiek tai užčiuopti jūsų tos 45 metų patirties. Tai Raimundai, vis tiek mūsų šita laida yra žmonėms tie, kurie išvažiavę iš Lietuvos į Norvegiją ir šiandien būtent kalbam apie psichologinę būseną ir noriu jūsų paklausti apie emigracijos, apie pačią emigraciją ir žmogaus psichologinę būseną. Yra toks dalykas, kad daugelis žmonių sako, kad emigracija labai pakeičia žmogų. O jūs, pavyzdžiui, iš savo profesinės patirties pastebėjote, kaip emigracija, pavyzdžiui, veikia žmogaus psichologinę būseną ir jo emocinę sveikatą? Tikrai taip, nes emigracija tai yra didžiulis stresas, o žmogus susidūrė su stresu, jis praeina tą visą vadinamą gedėjimo procesą, kur
pačioje pradžioje negali patikėti tuo, ką jisai mato, ką jisai išgyvena. Tai yra tas neigimo fazė. Antra fazė yra pyktis, ieškojimas kaltų, kas kaltas, kad taip jam nutiko, kad susidūrė su tokia situacija. Trečia fazė depresija, toks savivertės susilpnėjimas, abejonės dėl savo perspektyvos. Ketvirta fazė tas dialogas su savim ir galiausiai priėmimas to, kas yra. Žinoma, kad su tais, kuriais aš esu susidūręs žmonėmis, kurie atvyko čia, ar iš Lietuvos, ar iš tų musulmoniškų kraštų, jie turėjo visai kitą įsivaizdavimą daugelis, negu kad susidūrė su tuo, kas yra realybėj. Ir tai, žinoma, sukėlė didžiulį stresą ir žmonės praėjo visas tas fazes, sakyčiau, labai skirtingai, nes priklausomai dar ir nuo to, kokia tavo buvo vaikystė, nes mūsų išgyvenimo modeliai, išgyvenimo strategijos jos labai tampriai susijusios su mūsų patirtim nuo pat ankstyvos vaikystės. Ir vėlgi, daug žmonių, kurie atvyko į Norvegiją ar vyko į kitas šalis, jie turėjo lūkesčius, kad jie turės geresnį gyvenimą, negu kad turėjo Lietuvoje. Ir mano terapijoje yra nemažai tų, kurie tiesiog suvokė, kur yra problema, kad problema ne tame, kad tu Lietuvoje turėjai kažką ypatingai blogo. Ir štai čia atvykęs į Norvegiją ir vėl kažkaip tu nusivili, kad tu negauni to, ko tu tikėjaisi, kad problema yra daugiau žmogaus paties asmenyje, jo pasiruošimas, jo vertinimas, jo gebėjimas pamatyti privalumus ir trūkumus. Ir jeigu mes, yra tokia mūsų natūra, kad jeigu mes ieškojom, kas yra blogai Lietuvoje, tai paprastai mes tą patį darom, ieškom, kas yra blogai Norvegijoje. Ir tada neišnaudojam tų visų galimybių, kurias pateikia būtent šitos naujos sąlygos, nauja situacija. Supratau, o kaip, pavyzdžiui, jūs kalbėjote apie tos gydėjimo procesus, ar čia vienodai taikomas ir tiem, kurie savo norų išvažiavo, ir tie, kurie buvo, tarkim, priversti dėl ekonominės būklės išvažiuoti, čia vienodas modelis yra? Taip, visiškai vienodas modelis, nes iš tikrųjų ir vieni, ir kiti, jie susiduria su visiškai nauja situacija. O ta senoji situacija, kaip galim taip vaizdžiai pasakyti, kad jinai numiršta. Bet dar vienas momentas, kas dažniausiai numiršta ir kas sąlygoja tą gedėjimo procesą, tai lūkesčiai. Nes žmonės atvykę į Norvegiją, vykdami į Norvegiją, turi tam tikrus lūkesčius. Jie girdėjo, kažkas pasakojo. Kad čia pinigai medžio auga, kad čia... Taip. Tai lygiai taip pat čia nekalbama apie vien tik tai galbūt žmonės, kurie dirba sunkius fizinius darbus ir dėl to, kad Lietuvoje buvo bedarbystė, tuo metu negalėjo nekvalifikuotą darbą kažkokį tai susirasti ir atrodė biski šiek tiek daugiau tokių galimybių yra Norvegijoje, bet kalbama ir apie tos pačius mano kolegas. Ir jie atvykę susiduria su tą pačią problemą, nors daugelis, aišku, kaip sakant, integruojasi paprasčiau, lengviau, nes gydytojų poreikis yra didelis, jie galbūt labiau yra vertinami toj aplinkoj, kur jie patenka. Ir pagaliau, ir patys tie žmonės, kurie turi aukštesnę kvalifikaciją, jų pačių savivertė yra aukštesnė. Ir tas yra labai svarbu, nes žmonės, kurie turi aukštesnę savivertę, jie visur, kur tik tai bebūtų, jie lengviau adaptuojasi, prisitaiko, nes tokia jau yra mūsų psichologija, kad jeigu mes labai esam savikritiški, kai yra kritika, tai yra ir maištas, maištaujama. Tai patys save kritikuojam, patys prieš save maištaujam ir tokiu būdu pasąmoningai mes sabotuojam savo poreikius. Ta prasme, vietoj to, kad mes
viską padarytume, kas mums naudinga, mes darom kažkaip tai patys nesuprasdami priešingai. Tai. Supratau. Jūsų toksai išsamus atsakymas, aš turiu dar labai daug klausimų, bet Raimondai mes pabandysim tai perėti per visus klausimus. Žodžiu, iš emigracijos ir psichologinės būsenos, aš kaip supratau, pagrindinis vardiklis yra tavo vidinis dialogas pats su savim. Jeigu būdamas Lietuvoje ieškoji problemų, rasi ir kitoje šalyje problemų, jeigu Lietuvoje būdamas arba namuose būdamas matei tik tai gerus dalykus, reiškia, išvažiavęs rasi ir kitus dalykus. Žodžiu, jeigu viską taip susistemint, nuo savęs nepabėgsi, ne? Toksai. Absoliučiai. Jūsų teisingas labai apibendrimas ir mano keletas psichoterapijoje buvusių lietuvių, jie grįžo į Lietuvą, nes jie suprato, kad problema buvo jiems, jų konkrečiu atveju, ne Lietuvoje, o juose pačiuose. Tarp dviejų ausų, kaip sako, ne? Raimondai, kitas klausimas apie vienatvę. Pavyzdžiui, labai daug tarp mūsų visų bendro rato atsiranda tokių žmonių arba iš viso gyvenančių emigrantų, kurie dažnai kalba apie vienatvę ir mažą socialinį tinklą. Pavyzdžiui, ar vienatvė gali tapti rizikos veiksniu psichikos problemams ar priklausomybėms iš vienatvės, pavyzdžiui, žmonės pradeda gert, arba kaip tik intravertams čia rojus yra, pavyzdžiui, išvažiavus. Galite pakomentuoti tą dalyką? Tai vienatvė ypatingai svarbus faktorius, kuris gali sąlygoti sunkius susirgymus. Ne tik tai psichikos, bet ir somatinius, nes aš vėlgi trumpai pristatysiu, kad žmogus, kad būtų sveikas, jis privalo patenkinti savo fiziologinius ir psichologinius poreikius. Jeigu fiziologinius poreikius daugmaž visi žino, kas tokie ten. Maistas, tualetas, poilsis, miegas. Tai apie psichologinius šiek tiek yra sudėtingiau suprasti kai kam. Bet psichologinis tas poreikis, tai yra kažkuria prasme kaip psichologinis maistas, yra pripažinimas. Ir jeigu to pripažinimo mes jaučiam badą, tai kaip vienas mano garsus kolega yra pasakęs, kad pripažinimo badas, depresija tai yra pripažinimo alkis. Jeigu mes neturim pripažinimo... Taip galima susisteminti depresiją į tokį sakinį daug mažą, ne? Taip, jeigu pripažinimo trūksta, tai tas pripažinimo poreikis yra nepatenkinamas, žinoma, žmogus pradeda jaustis blogai, nes tas pripažinimas jisai suteikia, vėlgi priklausomai kokio intensyvumo, iš ko tą pripažinimą gauni. Bet tą pripažinimą tu gali gauti pakankamo intensyvumo tik tai būdamas santykyje su kitais žmonėmis. Jeigu tu save izoliuoji, tai tu to pripažinimo ir negausi. Ir vėlgi dar vienas momentas yra labai svarbus. Tas pripažinimas gali būti pozityvus ir gali būti kritikos pripažinimo, tai jisai atvykęs į Norvegiją irgi ieško, kas su juo yra blogai. Tas kažkaip, bet neigiamas pripažinimas yra geriau negu jokio. Tai va tas saviizoliacija būna gerokai labiau traumuojanti ir galinti sąlygoti rimtus psichikos sutrikimus, ir somatinius, kaip tokius, kaip cukrinis diabetas, aukštas kraujospūdis ir panašiai. Tai iš tikrųjų, imigrantų atvykusių iš kitų šalių problema gali būti sprendžiama per kalbos mokymasi, nes kalbos žinios, norvegų kalbos žinios jau gerokai sumažina tą saviizoliaciją. Nes vėlgi dėl tam tikrų priežasčių patys lietuviai lietuviais. Tai jie tarsi save apriboja labai ir neišnaudoja tų dalykų, kas yra būtina, kad tu gerai jaustumėsi. Nes fiziologinio, psichologinio poreikių patenkinimas tave atveda į tą komforto zoną. Tu gerai jautiesi. Ir tau tada viskas tvarkoja. Tu tada žiūri kūrybiškai, tu jautiesi saugus ir tas užsisuka tas toks jau sinerginis komponentas, kuris tau ir lengviau tu adaptuojasi toj bendruomeniai, visuomeniai, tu gali padaryti karjerą, nes mes puikiai žinom, kad lietuvių kilmės norvegai, lietuvių kilmės Norvegijos piliečiai yra, mes turim gerų pavyzdžių, kurie labai gerai adaptavėsi, užima aukštas pareigas ir net į tarptautinį lygį pakilę, tai toj pačioje Norvegijoje.
Tai jų tas gebėjimas savęs neizoliuoti, bet integruotis, jis sąlygoja tą visą sėkmę. Supratau, tai žodžiu, jeigu susisteminant visą vienatvės emigracijų tokią smulkę potėmę, esmė yra ta, kad nesvarbu, ar tu introvertas, ekstravertas, ar tu senai atvažiavęs, ar ką tik tai, svarbiausia yra integruotis į jau gyvenančią, pavadinkim, taip, bandą, taip, sociumą, ir tas geriausiai eina per kalbą, ne? Kad jeigu kalbi tą pačią kalbą, tada žmonės priima ir tada automatiškai pakyla tavo savivertė ir sumažėja vienatvės jausmas emigracijoje, ne? Tikrai taip. Gerai. Raimondai, dar mes turim keletą temų, laikas šiek tiek eina jau į mūsų antrą pusę. Parodomas ir tikrasis gyvenimas Norvegijoje. Mes labai daug turim tokių pavyzdžių, kai į Lietuvą grįžę emigrantai važiuoja su prabangiom mašinom, pasakoja, kaip jiems sekasi darbuose, kiek jie daug uždirba, kad net artimiai patikėti negali apie tokias sumas. Bet iš tikrųjų labai dažnai susiduriam su kita realybė, kad paskui grįžę į tą pačią Norvegiją arba emigraciją, tie patys žmonės susiduria su labai tokiais stresu ir sunkumu, kad išlaikyti būtent tą sukurtą psichologinį burbulą. Tai, pavyzdžiui, kaip toks spaudimas atrodyti sėkmingam gali paveikti žmogaus emocinę būseną? Negali tiesiog pukšt ir sproks vieną dieną, lūš, sudegs? Tai neišvengiamai, nes tam burbulė tu gali gyventi kažkiek laiko, bet vis tiek ta realybė, jinai, kaip sakant, labai trenkia skaudžiai ir tada tu prarandi bet kokias kažkokias, tai, net ir fantazijas, iliuzijas, kurios tau padėjo jaustis geriau. Ir iš tikrųjų aš susiduriu su tuo, kur žmonės tiesiog, jie antiek įtikėję savo tais įsivaizdavimais, kad jie ignoruoja bet kokius realius faktus. Jie sako, kad čia taip nėra, nesąmonė, ir jie įsitvėrė tų savo įsivaizduojamų tokių sampratų, laikosi žūtbūt, nes tai galbūt vienintelis dalykas, kas jiem suteikia kažkokią tai optimizmo tam gyvenime, perspektyvos ir paaiškina, kodėl jisai yra čia. Ir tai iš tikrųjų, nemaža dalim žmonės, kurie kitiems bando įrodyti, kad jiem labai gerai sekasi, tai dėl tos pačios savivertės žemos, kur bando kompensuoti per tai, kad pateikdami kitiem, kaip jiem gerai sekasi, paslėpti tai, kad iš tikrųjų jie nesijaučia gerai. Jie jaučiasi nesaugus, neužtikrinti dėl perspektyvos ir taip toliau ir panašiai. Mano labai gerą sakinį sako, paklausyk, apie ką žmogus kalba, sužinosi, kas jam skauda. Taip. Ir štai vėlgi, grįžtant prie to paties, man tenka pasišnekėti su kai kuriais lietuviais, kurie, jau tokio vyresnio amžiaus, kur daug tokio nusivylimų yra dėl įsivaizduojamų gerų pensijų, kokias geras pensijas gaus čia padirbę keletą metų Norvegijoje. Ir tai tas ateina, kai tu susiduri su ta realybė, tu pamatai, kad taip nėra. Ir tada, dar viena papildoma trauma. Tai iš tikrųjų čia tų rizikų, kad tu gali retraumatizuotis ir vėl yra daug. Žodžiu, taip pat, jeigu susistemint tą mūsų potėmę parodomasis ir tikrasis gyvenimas, tai žodžiu, kuo mažiau meluosi savo ir aplinkiniams, tuo mažiau įspausi save į tokius spastus, kad išlaikyti tą iliuzinį gyvenimą, grįžus čia atgal. Tai reiškia, kad... Yra labai svarbu, koks tarpas tarp tų tavo įsivaizdavimo, tų lūkesčių ir realybės. Nes kuo didesni lūkesčiai, tuo didesnis bus nusivylimas. Ir arba tada tu turi tą realybę kelti arčiau lūkesčių, arba lūkesčius. Teisingai. Raimondai, dar vienas klausimas, yra prieš paskutinis klausimas, tik su potėme apie priklausomybių riziką emigracijų. Jūs, pavyzdžiui, pasakojat, kad jūsų pacientai, vos pasakau klientai, pacientai, yra ir lietuviai gyvenantys užsienyje, ir arabai, ir taip pat ir Lietuvoje turite savo kliniką, irgi turite patirties. Ir šiaip sukaupęs 45 metus darbinės patirties, aš tiek šioj planetui nesu kiek jūs gilintas į tą darbą. Arba... 4 dirbu nuo 86 metų. Geras, aš po metų gimiau tik tai. Ar pastebėt,
jau daugiau negu 41. Ar pastebėjo tokia priklausomybės ir emigracijos koreliacija? Ar tie žmonės, kurie emigravė, turi daugiau priklausomybių, ar tai nesusiję? Tai dėja, statistiškai yra daugiau priklausomybių, jeigu imsim bendrą populiaciją, kuri yra Lietuvoje, ir dėl paprastos priežasties, nes iš tikrųjų daug ryžtasi, tie, kurie ryžtasi išvykti iš Lietuvos dėl tam tikrų nusivylimų, tai reiškia, jeigu nusivylė, tai jie buvo pakankamai pažeidžiami. Tas pažeidžiamumas kaip sakant, užprogramuojamas ankstyvoje vaikystėje. Tai ir yra tokia tendencija, kad tas pažeidžiamumas, tos traumos paskui jos kartojasi gyvenime. Ir tas traumas, kurios sąlygoja tos disociacinius sutrikimus, tą tokią blogą savijautą, visam pasaulyje yra tokia tendencija, kad žmonės gydo tokiais būdais, kuries galutiniam rezultate išsivysto į priklausomybės. Tai ta savigyda, kuri yra labai populiari tarp emigrantų, jinai yra būdinga daugeliu jų. Tai vėlgi lietuviai, kultūriškai jie labiau įpratę prie alkoholio, aišku, kultūriniai įgūdžiai šiek tiek koreguojasi, atsiranda daugiau narkotikai, bet dėja, ką reikia pastebėti, kad iš tikro emigrantų tarpe būdavo nemažas procentas žmonių, kurie užsiema tokią savigydą, kuri galutiniam rezultate ir žaloja save. Nes vien jau tai, jeigu tekdavo skaityti, dabar gerokai sumažėjo dėl kažkokių tai priežasčių, bet pastebėt, koks procentas tų lėktuvo keleivių yra išgėrusių, tai akivaizdu, kad tai žmonės iš tikro turi tam tikrų išgyvenimų, su kuriais, būdami blaivus, nepajėgia susitvarkyti. Ir tai, kad jie galbūt priversti atitrūkti nuo šeimų, važiuoti čia dirbti ir taip toliau, tas irgi juos slegia, o ne iš didelio džiaugsmo jie vartoja alkoholį, manau, kad tai irgi liudija. Ir žinoma, ir tas vėlgi, jeigu tai yra uždaros bendruomenės, yra pastebėta, kad uždarose bendruomenėse, kur yra žmonių su panašiom problemom, vėlgi tas skatina tokį polinkį į priklausomybės. Ir vėl grįžtant prie to paties, jeigu mes norim gerai jaustis, mes turim integruotis, o ne kaip sakant, užsidaryti tam tikrus getus. Absoliučiai, pritariu. Raimundai, paskutinis klausimus, sprendimus. Situacija yra tokia, kad kažkas tai sėdi prie telefono arba prie kompiuterio, žiūri mūsų laidą, paklausė jūs ir galvoja, blema, reikėtų man pagalbos. Jaučiu tokią vienatvę, stresą, biškį ir karts nuo karto aliuko pradėjau gerti, savaitgaliais gal biškį ir daugiau, kažkaip ne į tą pusę gyvenimas eina. Kokie būtų 3 patarimai žmogui ieškančiam pagalbos? Pirmi, tarkim, 3 žingsniai, ką jis galėtų padaryti? Pirmas pagrindinis žingsnis tai yra kokybiškas miegas. Tai yra vienas. Kokybiškas miegas. Kad kokybiškas miegas būtų, tai mažiausiai 2 valandos iki miego, jokio kompiuterio, jokio telefono, jokio televizorius. Antras dalykas, kas yra svarbu, fizinis aktyvumas. Jeigu tau yra fizinis aktyvumas, nes fizinis aktyvumas jisai degina tos visus streso hormonus, išskiria endorfinus, miokinus, kurie pagerina tau ir nuotaiką, ir pagerina protinius gebėjimus ir taip toliau. Ir trečias dalykas, nepervargt. Struktūruot, kaip sakant, turėti balansą tarp darbo ir poilsio. Tai labai yra svarbus tas laiko struktūravimas. Kodėl? Nes struktūra sąlygoja saugumą. Ir tai yra pagrindiniai dalykai. Tas miegas, fizinis aktyvumas ir kaip sakant, stabilus dienos ritmas, kuris tau yra įprastas. Ir tada jau tai visi kiti inkliuzai, kad tas tavo gyvenimas atrodo šviesesnis, atrodytų ir gražesnis, jau gali būti įvairūs. Fantastika, man labai, Raimundai, patiko, kad jūs pradėjote patarimus nuo pirmo patarimo numeris 1, nuo miego. Ne nuo kitų dalykų, o nuo miego. Tada perėjom
jeigu palsėjęs protas, palsėjęs kūnas visai kitaip žiūri į pasaulį, tada antras fizinis aktyvumas, kad kūnui duoti tai, kam jisai yra gimęs daryti, kelt svorius, bėgti, judėti, tampytis, lankstytis ir taip toliau. Ir trečias dalykas, aš greičiausiai perfrazuosiu jūsų sakinį, jūsų kolegos Eugenijaus Laurinaičio, man labai patinka šią frazę. 3-8 taisyklė, tai 8 valandos miegui, 8 valandos darbui ir 8 valandos poilsiui. Ponas ir ponai, su jumis buvo žmogus, kuris per 41 metus yra sukaupęs daugybę patirties savo srityje, tai Raimundas Alekna. Raimundai, jeigu žmonės kažkokių tai turi klausimų, problemų arba norėtų su jumis pasikonsultuoti kaip su daktaru, kaip galėtų pasiekti jūs? Tai aš manau, kad galėtų pasiekti ir per tą Klinika Alekna AS puslapį ir aš manau, kad... Arba paguglintų jūsų pavardę, ne? Taip, paguglintų mano pavardę, rastų kontaktus nesunkiai. Supratau. Ačiū dar kartelį. Su jumis buvo psichiatras, žmogus Vilniuje atidaręs Ąžuolyno kliniką, Norvegijoje besimokantis naujausių psichiatrijos stebuklų ir žmogus, kuris žino tikrai daug, Raimundas Alekna. Ačiū Jums, Raimundai. O mes grįžtum atgal į studiją. Viso. Nu, Daina, labas. Labas. Ar kažką, visų pirma noriu kreiptis į žiūrovus, ar dar nepabėgot žiūrovai, matau, kad yra vis dar tiek pat, kiek ir klausė, ar patiko Raimundo Aleknos pasakojimas ir pasakykit žiūrovai, ar tas konceptas, kad Dainos padaryta prezentacija ir po šitos prezentacijos yra kažkokios tai eksperto komentaras, jums yra tinkama. Tai parašykite į komentarus, pasakykite, ar mums tęsi tą dalyką, ar galbūt tai yra laiko švaistymas, galbūt, pavyzdžiui, jums, gal jūs viską žinot, pavyzdžiui, parašykit mums, įdomu sužinot. O tu, Daina, sužinojai naujų dalykų iš Raimundo? Aš nesu psichiatrė, bet man labai patiko jo pasisakymas. Labiausiai patiko dėl to, kad labai viską patvirtino, ką ir aš sakiau. Čia juokiuosi, bet iš tikrųjų mes jau amžiui, jisai mano bendra amžius yra, tarp kitko, Raimundas Alekna. Tai... 40. Prašau? Abiem po 40. Apie 100 metų mums abiems yra kartu sudėjus. Aš noriu pasakyti, kad tikrai labai puikus patarimai, bet vieną noriu pataisyti truputėlį, ne tai, kad pataisyti, bet pridėti, kad jeigu žmogus geria alkoholį, tai jisai miegos blogai. Tai aš patarčiau negerti, jeigu norite išsimiegoti. O šiaip pasakyk man, tai kaip tu išgyveni savo dieną kartais, kai ar tau būna vienatvė kada nors? Labai didelė vienatvė, nes aš biški bandau kažkaip, bandau šiek tiek matai, esmė yra tokia, galbūt pradėsiu nuo to lūžio gyvenime. Iki COVID aš gyvenau vieną gyvenimą, kai atėjo COVID, kai užsidarė viskas, aš kažkaip supratau, kad dabar ateina tas momentas, kai kažkas turi atsitikti mano gyvenime. Dėl to aš savo gyvenime priimu labai daug sprendimų, labai daug eliminavau žmonių, tie, kurie rydavo mano laiką tuščiai. Mes šnekėtum apie bereikšmingus dalykus, bendraudom tiesiog tam, kad susitikti, o susitikę būdavo kažkaip trintis, dar kažkas, tai eliminavau daug dalykų ir pasilikau tik tai tuos kertinius žmonės, tuos brangakmenius savo gyvenime. Ir dabar atsiranda tokia vienatvės forma, atsiranda toksai noras, tas sociumo vakuumas, bet greičiausiai man jisai užpildo tikslo ir prasmės siekiu ir atradimu. Nes jeigu galbūt pastebėjai, aš šiek tiek pradėjau fokusuotis į tą žmonių surinkimą skirtingose vietose ir galbūt čia matau tą prasmę, tikslą ir tokį net ir pašaukimą. Tai tas vienatvės jausmas, jisai po truputį slopsta. Tai vat aš labai norėčiau pakartoti tai, ką tu pasakojai, kad jeigu jaučiat vienatvę, neužsidarykit, nes vienatvė yra tokia kaip spiralė gaunasi. Tada, kada tu gauni vienatvės impulsą, tu tada pradedi, esi girdėjus geltonų mašinų fenomeną. Kad atsimeni, kada paskutinį kartą geltoną mašiną matei? Ne. Neatsimeni, matai, bet jeigu kreiptum dėmesį, pradėtum kalbėti.
Aš pirkčiau, jeigu būtų. Pastebėti taksi automobilius, dar kažką, kas yra geltonos spalvos. Taip pat, man atrodo, ir su mūsų smegenim, mes turim dvi kryptis. Mes turim tą, pavadinkim taip, optimistinę kryptį, kad galvojam, kad viskas bus gerai, kad dabartinė situacija gal ir yra sudėtinga, bet kažkaip išsirutulios viskas. Galbūt esu vienišas, bet greičiausiai, kad surasiu kažką, dėl to einu į kontaktą, dėl to kalbu su žmonėm, dėl to šypsusi be reikalo. Tas norvegam gal nepatinka, bet užkrečia. Visi žmonės mes esam kaip tautos skirtingi žmonės, bet mūsų bendras vardiklis yra visur vienodas. Jeigu tu eisi į žmogų atvira siela, dūšia ir širdim, tu gausi lygiai tą patį. Bet yra ir kita pusė, ta neigiama pusė, tai yra depresijos pradžia arba vienatvės pradžia. Jeigu tu savo galvoj užsiprogramuosi, kad tu esi neįdomus, kad su tavim niekas nekalba, kad šita šalis yra prasta, kad čia yra šalta, kad čia yra šūdas ir viskas tik tai negatyvas, ir tada, kada kitas toksai pozityvus prie tavęs prieis, sakys, nu Daina, kaip tu laikaisi? Ir tu būdamas savo būsenai, sakysi, žinai ką, tu nedlysk, aš čia turiu savo apie ką parintis ir būtent va šitam momente, man atrodo, ir prasideda tie pirmieji vienatvės požymiai, vienišumo požymiai. Tai mano patarimas, ką Daina sakė, būkite atvira širdim, eikite savanoriauti, labai savanorystės padeda. Tada pamatysite, kad jūsų situacija galbūt ir nėra tokia bloga, galbūt žmonėms dar blogiau yra. Ir jūs jau būdami vieniši, gyvendami vienatvėj, pamatysite, kad jūs galite labai smarkiai padėti. Susipažinkite su žmonėms, sportuokit, įsigykit šunį, kaip kažkas įsigijo, ateikit į kažkokius tai renginius, bendraukit, eikit patys į kontaktą ir tada pamatysit, kaip įvyks stebuklai. Nes visa tos 1000 mylių kelionė prasideda nuo pačio pirmo žingsnio. Taip, teisingai, bet ir vienatvė yra toks, žinai, kaip pasakyti, labai kaip tamsus kambarys, bet iš jo galima išeiti ir visą laiką žinot, kad galima išeiti iš jo. Ir tarp kitko, toj vienatvėj ir vienišume gimsta labai daug gerų dalykų, nes mes labai daug ką sukūrėm iš tos vienatvės. Žmonės nori bendrauti, sukuria klubus. Aš matau, kad čia veikia labai daug visokių gražių lietuviškų iniciatyvų ir man atrodo, kad būtent iš to ir gimė, kad žmogus nori kažko tai ir jisai vietoj to, kad tai tu išgertų ten vieną butelį ar 2 ar 3, jisai galvoja, o aš padarysiu Deikmanskio bibliotekoje, pavyzdžiui, filosofijos klubą. Arba aš padarysiu protų mūšį. Arba aš sukursiu bendruomenę, aš padarysiu literatūros būrelį, aš padarysiu teatrą. Ir iš to viskas gimsta. Yra labai daug gražių iniciatyvų ir tikrai reikia žinoti, kad mes galime, ir tikrai ten yra labai nuostabus žmonės, taip kad ten reikia ir eiti. O ta, kad tu pasakoji man, tai čia yra saugimas. Tu pradedi suaugti ir tada tų žmonių ima mažėti ir tada tu jau išsigrynini tuos perlus savo gyvenime, kurie tave praturtina. Tai ta gražia nata, aš noriu dar kartelį priminti Dainos blogą gyvenu.norvegija.no. Šitos transliacijos Facebook'e būna tik tai mėnesį laiko, paskui jos dėl Facebook'o taisyklių dingsta, tai jos yra sukeliamos į YouTube'ą ir tada Daina savo blogę prideda kažkokį tai straipsnį ir transliaciją, tai viską atrasite gyvenu.norvegija.no arba YouTube puslapyje Gyvenu Norvegija. Apsilankykite Dainos Facebook grupėse Gyvenu Norvegijoje arba dirbantės Norvegijoje. Daina, paskelbsi dėl kitos transliacijos balsavimą, kad žmonės galėtų prabalsuoti? Tai mes jau turime temą, sekanti bus vyrai, moterys, šeima. Vyrai, moterys, šeima. Fantastika. Ponios ir ponai, jeigu norite padėkoti už turinį, visados yra platforma Buy Me Coffee /galima, čia galite padonėti kavos puodelį, mes jį panaudosim mėnesiniam apmokėjimui transliacijos, o jeigu esat verslas ir matot prasmę mūsų darbuose, parašykite mum, galėsite prisidėti nupirkdami metinę transliaciją, taip galėsim mes jums padėkoti viešai, gal net ir logotipą galėsim uždėti jūsų, tai sustarsim. Tai ką, ačiū Jums labai dėkoju Jums visiems buvusiems, ačiū Daina, tau dar kartelį už nuostabią prezentaciją ir labai tikiuosi, kad niekados gyvenime nesijausi tokia vieniša ir niekados nepajusti vienatvės skonio, taip? Aš ją labai vertinu, jinai man padėjo užaugti viduje. Taip, kad viskas gerai baigėsi. Nei vienas jūreivis netampa patyrusiu, neišbandęs audrų. Ačiū visiems labai. Ačiū. Labą naktį. Gerai, Daina, iki pasimatymo. Ate visiems.